Prieš svarbės Europos taurės rungtynes su Kroatijos Zadar ekipa Šiaulių krepšininkai leido savo šiek tiek atsipalaiduoti ir susitiko su gerbėjais. Kamuolys, treniruotė, tai lyg tai kalam kaip gynėjai vieną tašką, ką norim pagerinti, padaryti, bet kartais duoda didelį efektą, būtent psichologinis toks mikroklimatas geras. Varžovas laukiantis antradienio varžybose, kaip ir visi Šiaulių grupėje, ne iš silpnųjų. Kroatijos komanda savo aikštelėje nusileido graikų Ariui pirmose rungtynėse. Tačiau dėl to šiauliečiams ramiau nebus. Nei viena iš šio pogrupio komandų nenusiteikusi pralaimėti 2 kartus iš eilės. Šiauliečių pusėje bus aikštelės pranašumas, o ir po pralaimėjimo Izraelyje HPL krepšininkams padarytos tinkamos išvados. Aišku, žaisim namuose ir daugelis žaidėjai, kurie dar nėra žaidę tokio lygio rungtynių, aišku, pamatė, kad įmanoma nugalėti, kad mes ten žaidėm ne su kažkokiais ten antžmogiais, kuriuos įmanoma įveikti. Ir aišku, tas bus gal šiek tiek pridėję jėgų ir pasitikėjimo, ta prasme, ir galėsim namuose kautis jau dabar kaip nebijodami ir tikėdami savo jėgom. Zadar komanda tipiška buvusios Jugoslavijos krepšinio mokyklos atstovė, pasižyminti gerą gynybą, kovingumu bei daug ir drąsiai atakuojančiais krepšininkais. Nėra lengvų varžovų. Aš kaip linkęs sakyti, nereikia atsipalaiduoti prieš bet kokią komandą, jinai silpnai atrodo ar nesilpnai atrodo, jinai gali sužaisti, todėl kad čia yra Europos taurė, čia yra komandos vertas viena kitos. Čia niekur nelaukia lengvas pasivaikščiojimas. Zadar 2 kartus savo šalies čempionai. Šiuo metu Kroatijos čempionate Šiaulių varžovai antri po Zagrebo Cibonos. Komandai vadovauja 3 mėnesius Lietuvos Ryto ekipą treniravęs slovėnas Zmago Sagadinas.